Ir mano klausimas ir kartu gal toks noras giliau išgirsti paaiškinimą, nes kiek matau yra planuojami taip vadinamieji garsiniai radarai kaip sistema, kuri labai efektyviai naudojama Ukrainoje. Šiuo atveju kalbu pavyzdžiui apie vieną pavyzdį Zvuk, kurie yra išdėliojami palei pasienį ar aplink miestus ir labai lengvai ir gana nebrangiai identifikuojami skirtingų tipų, greičio ir modelių galimi dronai, raketos ir panašiai. Ir man teko bendrauti su jų atstovais, tai jie minėjo, kad už $500 000 jie pilnai galėtų sukurti akustinių radarų sistemą palei pasienį su Baltarusija ir net aplink Vilnių, kad nei vienas radaras, kaip dabar būna, nepraskristų nepastebėtas. Ar nagrinėja tokius variantus, net ir laikinai tokie variantai būtų efektyvūs, nes $500 000 suma, tą, ką jie teigia, tikrai atrodo labai nedidelė. Ir kitas dalykas, ar nereikėtų įtraukti miestus, kad miestai statydami galėtų statyti garso radarus dvigubo naudojimo, triukšmui, dar kažkam tai, o grėsmės atveju galėtų būti naudojami ir aptinkant karinius taikinius ar šūvių garsą ir panašiai. Dėkui. Aš gal nekomentuosiu pačios kainos, nes visą laiką reikia iš tikrųjų įsigilinti į pasiūlymo esmę ir ar tai baigtinis pasiūlymas ar ne, nes dažnai, čia nekaltinimas žinoma, bet dažnai būna, kad verslai šiek tiek gražina pasiūlymą, o realybė paskui gaunasi kitokia. Bet atsakant į klausimą, taip, akustiniai sensoriai yra sudėdamoji dalis visos ekosistemos. Ukrainos atveju akustiniai sensoriai veikia kiek tiksliau, nes jie turi strateginį gylį, ko Lietuvoje mes tiesiog neturime, tačiau akustiniai sensoriai gali padėti papildyti radarus duomenimis. Ir akustiniai sensoriai, aš irgi šiai dienai dabar stovu prie akustinių sensorių, tai yra iš esmės mikrofonas. Bet pati svarbiausia dalis yra duomenų bazė, kad garsas dirbtinio intelekto pagalba arba tiesiog machine learning būdu būtų identifikuotas kaip, kas taip ir objektas skrenda iš garso. Tam reikia duomenų bazės. Šiai dienai Ukraina to duomenų bazę turi ir mes bendraujam su Ukraina, kad mes tą duomenų bazę įdiegę sensorius lygiai taip pat gautume ir kas yra svarbiausia, kad jinai būtų reguliariai atnaujinama, nes dronų tipai keičiasi. Ir kaip matėme Lietuvoje, kai krito ukrainietiškas dronas, visi mūsų ekspertai prisiekinėjo, kad tai yra Shahed tipo dronas. Pagal garsą, jie yra tai girdėję, realybėje pasirodė, kad tai visiškai kitokio tipo dronas. Todėl duomenų bazė šitoje vietoje yra ypatingai svarbu ir taip mes tai ėmam domen, kurdami bendrą vieningą ekosistemą. Atsakant dėl miestų, šiai dienai mano supratimu miestai jau turi akustinius sensorius, tai yra tos pačios kameros, visas kamerų tinklas, kas miestuose yra įdiegta. Ir čia, kai aš kalbėjau apie bendros ekosistemos kūrimą, būtent duomenimis grįstą procesų valdymą, tai ir yra galbūt galimybė integruoti tiek miestų turimą infrastruktūrą į vieną ekosistemą, tas kameras, tiek galbūt piliečių savanoriškai pagrindais integruoti jų turimas sodybų, kameras ir panašiai. Tai leistų mums lygiai taip pat plėsti savo galimybę detektuoti, bet galiausiai vis tiek mes remiamės į duomenų bazę. Nes garsą mes pagausime ir Latvijai šiuo atveju, kurie turi dalinai jau įdiegtą akustinę sistemą, jie negirdėjo drono, bet girdėjo sprogimą, kas iš esmės jau irgi yra pavėluotas veiksmas. Taip kad, atsakant trumpai, taip, tai analizuojam, dirbam, tą kryptim lygiai taip pat judam, bet tai nėra labai toksai paprastas ir aiškus sprendinys.